Paprasčiausiai, pirmą rungtynių pusę žaidėme tikrai gerą krepšinį, tas kamuolys judėjo, bėgame, buvome aktyvus. Antrą pusę, nežinau, kažkaip išėjome, biškai atsipalaidavome. Daugiau rusai kaip tik susėmė biškai labiau, mes paleidom tą žaidimą ir tas trečias kėlinys mes paprasčiausiai negalėjom daryti to, ką buvom suplanavę daryti, ką norėjom ir išmušėmės iš vėžių. Ar rusai, sakykime, stipresni yra šiai dienai, ar kažkokios kitos priežastys, kad nepavyksta padaryti, neįgyvendinti planų? Nežinau, žiūrėsim šiai dienai, turbūt rusai stipresni yra. Tikiu rezultatą, tai rodo, bet tikrai mes buvome dvi skirtingos komandos, pirmoji pusė ir antroji pusė. Ir jau ne pirmą kartą turim blogus tokį savo leidžiam sužaisti dėl to ilgą laiko tarpą ar prieš graikus, sakykime, antras kėlinys, ten prieš išeinant, prieš tos britus trečias kėlinys labai blankus. Ir prieš rusus tas pats, tai reikia žiūrėti, kame yra problemų ir tiek, aš manau, vis tiek buvo tas pirma pusė labai pozityvi. Kaip manai, ko trūksta komandai, treneris pyksta, kad žaidėjai tarpusą barasi, su teisėjais kalbasi ir mažiau dėmesio skiria žaidimui. Da, aš manau, mes dar vienas prie kito bandom atrasti. Reikia aišku, gal kreipti mažiau į aplinkinius dalykus, bet mes vis tiek matome priežastį, kur mums reikia tobulinti žaidimą. Ir tiek. Manau, viskas kita, tai čia susistatys į vietą. Turkija, prisimenė, ar buvo irgi tokios pačios problemos komunikavimo, sakykime, tarpusavy? Ne, aš nemanau, kad čia mes turim problemų komunikavimo tarpusavy, mes turime problemų aikštelėje įgyvendami kai kurios uždavinius. Ir kai tai būtų ar mūsų energija, ar kas nors, ir čia, aišku, yra kai kartais pasakoma žodis vis kitam, bet niekas tai nepriima asmeniškai ir mes esam kaip broliai. Ir tą suprantame, kad mums reikia vienas kito kažką pasiekti, bet yra tos labai matomos klaidos, kurias mums reikia taisyti ir tiek, nereikia ieškoti kažkokių kitų priežasčių. Yra krepšinis ir paprastas yra taisomas. Kiek tavo sportinė forma pagerėjo nuo jo pradžios? Manau, jau aklimatizacija, viskas šiandien pirma pusė tikrai buvo nebloga ir tas kojas jaučiasi geriau ir viskas, tai manau, ta optimali forma tikiuosi bus Venesuela. Nuo pradžių jinai jau gali būti ir realiau galvoti, kad vis dėlto palaipsniui įsivažiuos. Tikiuosi jinai bus nuo pradžių. Žinai, čia vis tiek draugiškas varžybas, bandai pasiruošti, bandai tą. Ten jau reikės mums visiems būti geros formos ir atiduoti viską ir kovoti. Tas didžiausias, ką mums reikia, tas žaisti su užsivedimu, ugnelė ir tiek. TonyBet. Lietuviška lažybų bendrovė.